Kada mes valdom savo emocijas ir baimę, mes lengviau atsipalaiduojam. Kada paklausiu, o geras pardavėjas, koksai yra? Geras pardavėjas tas, kuris daug kalba, moka daug papasakoti. Geras pardavėjas tas, kuris uždavinėja klausimus. Jeigu mes orientuosimės tik į rezultatą, mūsų rezultatas nebus toksai aukštas, kad mes žiūrėsim pirmiausiai norą, po to sieksime rezultatą. Tada kyla klausimas, o kas dar apjungia sportą, kovos menų su pardavimais? Yra toks posakis, sako, čia pardavėjams. Sako, kam Dievas davė 2 ausis ir 1 burną? Tam, kad daugiau klausyt, bet mažiau kalbėt. Kada jūs pardavinėjate telefonu, niekados nesakykit žodžių trukdau. Labą dieną, jūs trukdo Antanas iš tokios kompanijos. Tai netrukdyk manęs ir padės važiavimą.